Esame Rimi, dabar esam prie sviesto kategorijos. Ir pavyzdys užkeltų kainų. Privati etiketė Rimi. 1,33 už 180 gramų. Dabar brendas, Rokiškio naminis, 82%, 180 gramų. Nubraukta kaina 2,50. Akcinė kaina 29 centai. Tai brendas pigiau už privačią etiketę. Kodėl? Galvoju, čia labdara? Ne, tiesiog nėra kur dėti. Ir bandoma išparduoti. Tai sviesto kaina yra ne 2,50 €, o kažkur gerokai mažiau. Dar vienas fintas, kurį naudoja šiek tiek apgauti, pavadinkim taip. Matote, įpakavimai identiški dizainai, bet šitas yra 200 gramų, šimtas yra 125 gramai. Tai 200 gramų kainuoja 2,69 €, mažesnis 1,79 €. Tai va, bandžiau kažkada tai nusipirkti ir vos neapsigavau. Gerai, kad pastebėjau, kad jisai gerokai mažesnis. Šitas dalykėlis, matote, bent kiek skiriasi, bet išvaizda ta pati. Tai ką, tiek apie sviestą. Dar galbūt mūsų užsieniečiai pakomentuos. Sviestas Dublin Dairy, 80%, 200 gramų, 2,69 € užbraukta, akcija 2,15 €. Kokios ten pas jūs kainos? Ar panašios?